Labas rytas, mėlyjeji, taigi susitinkame naujame video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką apačioje ir laikant video. Ačiū Jums labai. Nu ką, o šiandien susitinkame naujame video ir šiandien keliaujame į sportą. Tai kaip matote, šiandien esu be Austėjos. Tai važiuosiu viena šiandieną, nes Austėja šiek tiek blogai jaučiasi, dantukai dygsta ir tokia visa kažkokia kitokia jaučiasi, o tėtis kadangi namuose, tai palikau kartu pabūti ramiai, o aš važiuosiu. Tai žodžiu, man yra prasidėjusios mėnesinės, bet yra trečia mėnesinių diena, pirmą dieną, pirmadienį tai yra neėjau, nes buvo labai skausminga diena pirmoji mėnesinių, tai dabar yra trečia diena, gerai jaučiuosi ir galvoju, tikrai galiu nuvažiuoti, tai tą ir darysiu, važiuoju pasportuoti. Nu va, atvažiavau prie sporto salės, žodžiu, pas mus jau šiek tiek šilčiau yra, apie 6 laipsniai lauke, tai va, apsimoviau tokį bliuzoniuką ir iškart šausiu į treniruotę. Jau fainiai, kad gali iš mašinos, jeigu iš karto išvarai, be striukės būtai. Ploja šaunuolė! Austėjai, kokį šuniuką nepirkam, labai gražus čia tokie gyvūnėlį. Žiūrėkit, kokie šuniukai. Mėly. Mano žandai tokie sušalę. Buvome nuvykę į mugę. Tai Vilniuje čia vyko mugė visą savaitgalį ir dar prieš tai, man atrodo, 2 dienas. Ir kažkaip norėjau sudalyvauti ir aš nueiti nusipirkti dalykų. Tai va, tai aišku, kainos didelės, tai nedaug ką galiu įsigyti, bet kai grįšiu parodysiu, ką nusipirkome, tų daiktų, kurį ir norėjau, tai va, tai pasižiūrėsime, ką gavau. Tai va, tai sušalom, Austėja miega, tai reikės į lovą parnešti ją kaip nors ir po to parsinešti ir daiktus. Tai žiūrėsim, kaip čia man seksis grįžti. Va, žodžiu, šildos rankytės mašinai taip šilta, nes saulė prišildė. Atvažiavome pavalgyti į Panoramą. Tai tėtis jau pavalgė ir išėjo. Noriu, kad įjungčiau. Buvau įjungus muzikėlę per telefoną. Austėjai bulvyčių sakėme ir sriubytės špinatų. O mes palavašas valgėm tokį iš Zataro. Jau pavalgėmės, dar Austėja pabaiginėja ir važiuosim namo. Kur Austėja? Austėja? Kur tu eini? Atsargiai. Įpulsi. Užsidėjęs mano kepurę. Taigi pulsi kur nors. A tu matai viską. Austėja, kur tu? A čia Austėja. Tai ką, grįžome namo, buvome užsukę į Panoramą, pavalgėme, su tėčiu pabuvau Austėja ir tėtis greitai išlėkė, mes pavalgėm ir tada ėjau dar iki body shopą, nusipirkau veido kremą, nes jau baigėsi mano kremukas. Norėjau parodyti, ką mes parsivežėm iš mugės. Bet, kai ką pametėm, Austėja pametė tokį gražų tą šuniuką Panoramai. Tai nežinau, ar rasim, gal dar rytoj paprašysiu, kad vyras nueitų į infocentrą, gal dar paklaus. Tai, žodžiu, nebeturiu ką ir parodyti. Tai, bet parodysiu kitus dar 3 dalykus. Tai pažiūrėti, tai va, vieną dalyką nusipirkom, šitą 6 eurai kainavo knygutė. Tai šiek tiek gal geresnė kaina, negu įprastai tikriausiai kainuotų. Čia va tokia, kur atsiverčiu, bet žinau, kad Austėja greit šituos
suplėšęs jau, nu bent jau kažką čia bus panagrinėti. Tokia visai miela pasirodė graži, tai pažiūrėsim, kaip jai patiks. Tada nupirkau tokį, labai norėjau svečiams atėjus arba šiaip vakare pasidėti prie filmo tokią medinę lentelę. Tai vat net su rankinėlėm radau, labai faina. Ir paėmiau dar, nežinau, ar vyrai, arba savo tėčiai padovanosiu, tokį dar medinę stopkelę radau. Tai man tokia pasirodė labai cool, kietai atrodo. Tai va, tai labai faina, po to sakė tiesiog su aliejum prabraukti ir jinai atsinaujina. Čia galima ir indelį pasidėti šitą vietą, va, jeigu turiu kokį mažą, turiu aš porą mažų indelių. Ir va čia galėsiu kažką va padėti svečiams, labai smagus toksai, atrodo. Žodžiu, eisim miegoti su Austėja, ko gero, po kaičiuko, nes mažai miegojau Austėja, tokia biški nerami. Tai eisim pamiegoti, pasnausti, tada dar pafilmuosiu kažką šiandien. O dar šiandien Austėjai nupirkau tokį iš Ikėjos laiptuką, kad galėtų prie kremklės pati prieiti ir valytis dantis. O dabar mokinamės, kaip reikia valytis, taip, dantukus. Su vandenuku pažaidžiam, taip, nori įdėti šepetėlį. Įdėti? Dar noriu žaisti. Tai jau biški pritaškyta čia visur. Bet nieko. Reikia mokytis, taip. Taigi šiandien yra jau kita diena, šiandien mums nereikės eiti važiuoti į sportą, nes yra šiandien kovo 11 ir sportas nedirbs, ten kažkas bus kažkokios treniruotės, bet vyks, bet kitokios, tai man nelabai aktualios su vaiku. Tai žodžiu, tai va, tai šiandien poilsiausime. Praeitą savaitę nebuvau visą treniruotę, buvau prieš tai savaitę. Su vandenuku Austėja čia pilstosi viskuo. Tai va, tai pilna jau pripilstėm, kaip sakant. O šiemet truputį į laukelį su Austėja pabūti prieš jos miegelį. Tai va, truputį saulytį pabūsim, nes dabar saulė šviečia, bet labai toks apgaulingas oras, nors šiandien jau net iki 6 laipsnių rodė, bet vėjas labai šaltas yra, tai toks greit pabūsim ir lėksim miegoti pokaitį. Va, žaidžiau Austėja su smėliuku, jau kelis kartus į burną kiša, labai nervuoja, kai kiša tą smėlį į burną, bet kaip nors, laukia visą vasarą prieš akį. Tai dar bus ko išmokti. Bet va, gražiai dabar žaidžia. Kelias akimirkas labai gražiai žaidžia. Buvom prieš tai parduotuvėje, į Madą nuvažiavom. Norėjau savo karoliukus pasidaryti, savo apyrankę. Tai nuvažiavom išsirinkti, tai Austėja ten prabliovė man biškį visą laiką. Tai va, atvažiavom dabar pas dėdį aplankyti. Dėdė supuosis, o... Tu gali ją taip pasimti, jai patinka, taip pasilinguoti. Eisi pas dėdę. Eisi, nori pasilinguoti. Eik pas dėdę, eik pas dėdę. Eik pas dėdę. Tai gerai. Bijai? Eisi kitur. Tai va, atvažiavom čia, biškį pasilinguosim, bet labai šalta, vėjas labai šaltas, ledinis. Austėja linguoja su dėdė. Patinka? Šaunuolė, kaip tu gerai laikaisi, jau visai neblogai išsilaiko, ne? Dar su pirštiniu, jo reikia prižiūrėti. Gerai, kad čia minkštas toks padarytas. Fainiai čia, smagiai atrodo. Kai būtų šilta, tai šis fainiai būtų. Grįžtame namo. Ne, nespauskim šito. Oi, Juos renka keliaudamas. Austėja kalena. Gerai įkala. Šaunuolė, labai gerai. Austėjai pagaminau vakarienę. Valgys grikių ir agurkų.
Reporterė Taip, Kodabaitė. ko paprašiau, to geriau, nes vakar buvau įdėjus dar lęšių, tai biškį pūtė pilvą jai nuo lęšių. Pasigalvojau pabandyti savo susiverti grandinėlę pati. Žiūrėsiu, kaip čia seksis, ar patiks. Tai va, darau su tokiais blizgiais akmenukais, didesniais, mažesniais. Išsirinkau dar tokius žalsvus. Vasarai prie suknelių galvoju pasidarysiu pati. Va, kaip matote, pavyko pagaliau pasigaminti iš antro karto. Tik labai nemoku va šitų dar daryti, kaip reikia užrišti. Tai pradžioj man pasileido viskas. Kai buvau iš 2 pasidarius juostelių, tai iš 1 dabar padariau juostelės. Ir užrišau pradžioj abu galus ir tada surišau kartu. Nes viskas pabiro man tiesiog. Tai va, pirmas darbas. Tai ką, Austėja nuėjo miegoti, dar pabendravome su šeimyna šiek tiek per telefoną, susiskambinome, tai va, tai dabar galvoju, eisiu redaguoti video šitą ir norėjau su jumis atsisveikinti, norėjau labai padėkoti jums, kad žiūrite, kad remiate mane ir taip, paspauskite būtinai subscribe mygtuką apačioje, laikant video ir susitiksime kitame video. Iki!